Graži vieta, kažkoks paukščiukas medyje čirška. Sena visai su stipriai supuvusi troba. Labai dideli medžiai aplinkui. Likę dar keli ąžuolai. Čia vienas, kiemo vidury vienas. 3 eglės anam kiemo gale, tokios storos. Riba iš liepų. Liepa prie liepos, tokio didumo, tokio. Oje. Chuliganai čia visokių grafiti pripaišė. Šiukšlių daug likę, matyt. Teidavo kažkas dar ir savo gal išmesti. Pastatai tai tik tai nugriauti ir naujus statyti. Bent jau dar gal kokį vieną kitą rastą gali išimti ir panaudoti. Tiek, kad registruose yra galimybė tą daryti, be jokių didesnių vargų turbūt. Visur padaryta kažkokiem tai paukštukam atskristi, ir įlysti. Čia yra, ten ūkiniam pastate daugiau jų, tokių angų. O koks ąžuolas vidury kiemo. Super. 59 arai. Elektra ateina, bet laidas vienas nukritęs ant žemės, tai gal čia ir kadangi jis yra, gal ir patvarkytų jį net nemokamai. Nes jį priklauso. Sena lova restauruotina, tokia medinė, graži. Pečiai išgriauti visuose kambariuose, kur visokie plytiniai kampai, sienelės pasišildyti susitrobos galuose. Trobai iš vis rastai ant žemės guli, guli, bet jau pasižiūrėjus, kaip kur va čia kažkas gal gyvena viduj. Kad ir viršui, virš lango, bet labai prastos būklės, tai čia tik tai gali išsiardyti ir kokį moderną daryti, nušveitęs baldus miestiečiams į butus arba į kotedžus, į sodybas, kokį vintažą, nežinau. Gal čia eglių biškį kieme, lazdynai didžiuliai, tokie irgi galva užvertus, reikia viršų žiūrėti. Paparčiai surauga. Toks namukas nedidelis, maži kambariukai viduj, pečius nedidelis. Bet aš manau, kad čia pilnai užtenka, jeigu tokį pasikėlus biškį su mansardėlę kokią pastatys. Jaukų, nedidelį, visai užtektų čia vietos jame atostogauti. O tylu, o ramu, tik tai praskrendantis lėktuvai kažkur aukštai girdisi. Daug tvarkymo. Viską ardyti, rūšiuoti, atsidėti į šoną kažkur. Čia vidury kiemo išvirtęs šitas uosialapis klevas. Kelmas toks guli. Čia kažkoks didžiulis rastas irgi guli. $100,000. Visokiam tai woodworkeriam rastinė. Matyt, čia pirtis gal buvo, nes mačiau kažkokio per plyšį pečio liekanos. Paukštukai skraido.
Gražiai. Medžiai tokie dideli dangų remia. Tokie dideli. Tylu. Vėjas tik tai ošia. Man dar čia tų landų kažkokius tai paukštukus augino arba laukiniams. Čia buvo sudarytos sąlygos, kad jie gali atskristi ir gyventi toj palėpėj. Labai įdomu. Mane žavi tokios architektūriniai tokie sprendimai, kur žmonės į savo namus įsileidžia gamtą. Padaro kokį landą, lizdelį viduj. Ir ten įskrenda ir gyvena, ar tai paukštukas, ar kiaulė. Inkilas. Visur liepos aplinkui, liepos, o žydi turbūt, o kvepia, o bičių kiek čia gali būti. Vieta tikrai labai graži ir labai rami. Čia žemėje tokia medinė duobė, gal čia šulinys buvo, vandens tikrai nėra. Grybai auga. Visur grybai auga, iš sienų auga grybai. Ant žemės auga grybai visur. Kiek tik nori aplinkui. Kažkokio sandėliuko pamatas belikęs. Net ir to ūkinio atrodo geresnis pamatas nei namo. Namo nesimato, rastas guli ant žemės tiesiog. Nors viduj tokia kaip ir duobė yra, rūsys, kas ten. Reiktų atidžiau pasižiūrėti. Lazdynai kokie. Į saulę. Ten pietus matomai. Medžiai žiūri į saulę. Taškas apžvalgos. Aplinkui beržynai, eglynai, tokios pievos, jaukas visokios. Lazdynų, grybai auga. Čia į tą pusę už 500 metrų Šešupė teka. Galima kokį taką prasiskinti, pasivaikščiojant, nueiti, pasižiūrėti kokia ten situacija. Tylu, vaikai verkia. Gyvūnų, matyt, daug, vat primindžiota takelių, vat privaikščiota kažkokių tai stirnų. Mačiau čia pakeliui važiuojant bebrų pagraužtą. Gal čia ir tų medžiotojų tiek daug. Neršiai. Visur tokių pristatyta su šėryklom.